Žemės ūkio kooperatyvas Viduklė jau su rapsų kūlimu eina visiškai į pabaigą. Iš ūkininkų apklausų turėtų būti virš 3 tonų. Turime laukuose įvairių problemų, kai turėjom tokį šaltą pavasarį, ten nušaldė mums tos žiedus, toliau užmirkimai, šlapę. Ir turėti tikrai tos 3 tonas rezultatą, 3 tonų derlių, manau, kad visai geras yra čia dalykas, kaip šiais metais. Plius, kad vis tiek mus kankina ir ta nelemta verticiliozė, kurią jau ir pernai kalbėjau, kad nors kažką jai padaręs ir sumažinus šitos bent jau ligos, bent jau 15% ten, jau dasidėtų mums derlius čiut ne 400 arba 500 kg, ką mes turime. Mūsų ribojantis veiksnys yra lygos ir kova su joms yra tikrai sunkiai. Bandom įvairius būdus, sakykime, inobrasiką praktiškai panaudojame 100% kooperatyvose šitą. Ir aš vis tiek manau, kad turint tokią sezoną kaip šie metai, tikrai buvo jisai šaltas, šlapės, lygų plitimui turėjom idealias sąlygas, kas liečia, pavyzdžiui, būtent pošaknių lygos, kaip grybų įvystytis, tikrai šilumos užtenka, vandens užtenka ir, tikrai ta liga galėjo žymiai padaryti žymiai didesnius mums nuostolius. Netgi kalbant apie šitą lauką, čia yra labai problematinis laukas, čia ir pH yra blogas, ir šitas laukas yra sergantis šaknies gumbu, ir sergantis verticiliozė. Ir netgi šitas laukas prieš 2 metus buvo runkelį, kur netgi ta verticiliozė, kaip ir yra šeimininkas, netgi pasidaugina, ir vis tiek netgi šitam lauke, kas yra labai keista, sugebėjom sugauti netgi 4 tonų derlių. Lauke pilna verticiliozės. Josgi gamtoj ar verticiliozė, ar kažkokias ten vabalai, kaip ten tos leptastroblė, ar kažkokios tai žolės, taigi jų gamtoje neįmanoma visiškai sunaikinti. Tai ir vadinasi užtat kontrolė, kenkėjų kontrolė, piktžolių kontrolė. Šiuo atveju galbūt mes ir tą grybo kontrolę tik tais padarėm tokią prevenciją. Panaudoję inobrasiką, taip, tie augalai serga, bet tas grybas įeina į patį augalą vėliau ir jisai išlieka sveikesnis, taip sugebėdamas vis tiek dar užauginti kažkokį derlių. Išsirovus, bet kuri atrodo visiškai sveikas, gražus žalias stiebas ir netgi atrodo visiškai sveika šaknis, bet jau persipjovus matom, kaip verticiliozė jau šoniniai šitie audiniai, per kuriuos būtent maitinasi rapsas, jau jie pradeda joduoti. Tai ir kaip dabar su tuo kovoti, iš tikrųjų visi šitie patogenai vėl grįžta atgal į dirvą ir mano nuomonė, ir ne tik kad nuomonė, tą reiktų daryti, reiktų panaudoti preparatus, kurie padėtų mums kuo greičiau mineralizuoti šituos šiaudus rapsų, kad jie kuo greičiau suirtų, kad šita liga, būtent tas grybas, neturėtų to savo šeimininko. Mes visada norim panaudoję kažkokius preparatus, kad čia viskas turi būti žalia. Tai neįmanoma, tai ir vadinamės, kad kontroliuojam tik tą ligą. Jeigu verticiliozė mūsų vegetaciją sutrumpina iki 2 savaičių, tai 2 savaičiam mūsų rapsas pribręsta anksčiau, o panaudojus kažkokius biologinius preparatus, šiuo atveju inobrasiką, mes sutaupėme bent jau 1 savaitę. 1 savaitę, žodžiu, dar mūsų augalai vegetuoja, mes jau pradedam turėti kažkokius tai derliaus pliusus.